Tai va, pažiūrėjau ten tos mano tokius žioplus pirmus išpakavimus, pirmą tokį, ką aš ten išpakavau, ką aš ten pažiūrėjau. Dabar ką galiu pasakyti, tai, nu, vienintelis pliusas, ko gero, šitoj kameroj, tai, nu, šitam telefone fotokamera. Be abejo, ten filmavimas ir kas dar daugiau, ir kas dar man jame patinka. Ir dar patinka, kad 3 GB RAM. Nu, ir viskas. Veikia šiek tiek greičiau negu 2 GB, jeigu turėtumėte RAM telefoną. Tai ir tiek. Va, netgi galiu parodyti, kas man patiko. O tiesa, man dar patinka, žiūrėkit, kaip telefonas atsirakina 2 kartus. Paspaudžiat ir atsirakina. Taip, nematau nieko. Va, taip. Dabar parodysiu, vat, kokie yra režimai. Kas man patiko. Jis turi filmavimą ne Full HD, o dar didesnį, tai Ultra HD, tai UHD. Va čia vat, pasispaudžiam, pasižiūrim. Va čia bus, va čia. Matote, yra Ultra HD. Dabar aš išjungsiu autofokusą, pabandysim. Va taip, va. Taip, Ultra HD matote, ar ne? Šiaip yra 16 megapikselių fotoaparatas. Va, kas čia dar. Ir va, 4:3, 16:9, čia pasirinkimas tiesiog. Kaip jūs norit fotografuoti, galima kvadratinį kadrą padaryti neblogai. 16:9 per visą ekraną, 4:3 proporcija, proporcijos tiesiog. Nu, kaip patys suprantate, 4:3 tai nukarpa tiesiog kadro kraštus ir viskas. Vat, ir neišnaudojama pilna matrica, aš taip įsivaizduoju. Taip, tai grįžtam prie to, kas man patiko. Patiko, kad čia yra visiškai rankinis režimas. Jūs kaip fotkinat, kaip su fotiku. Taip, čia rodo, nu, žinot, lygiai tą, kaip čia pasakyti, gulšiukas. Va. Taip, paskui kas yra taip. Žiūrėkite, yra visas pilnas pasirinkimas baltos spalvos balanso, kam aktualu fotografavimas. Tai vat vienas iš tų pasirinkimų, kodėl aš ėmiau būtent LG, nes vat yra labai daug visokių fotografavimo funkcijų. Jūs, aišku, pilnai neišnaudosit, o kažkas prašė Viberį. Taip, paskui yra rankinis netgi ryškumo suvedimas, jūs įsivaizduojate, žiūrėkite. Padėsim fotiką. Tai sakau, aš nesu kažkoks apžvalgininkas telefonu, bet aš jums galiu papasakoti, kas man patiko. Matote, žiūrėkite, opa. Čia superinis dalykas. Pas daugumą to nėra, galima sakyti, pas nieką taip nėra. Čia yra ekspozicijos kompensacija, tai patamsint, pašviesint, paprastai tariant, ant nulio vis laik paliekam. ISO jautrumas galima, va, minimalus 50, maksimalus net 2700. Tai reiškia, galima prietemai fotkinti ir bus labai gerai. Taip, čia yra išlaikymai tokia fotografija, gal žinot, yra viena. Kuo, va čia matot, kuo didesnis skaičius, tuo trumpesnis išlaikymas, reiškia, galima fotografuoti prie intensyvesnės šviesos. O vat kuo ilgesnis išlaikymas, čia būtų, man atrodo, čia yra 30 sekundžių net išlaikymas. Galima fotografuoti naktinį kokį Vilnių su judančią mašinom. Ir atrodo, žinot, gražiai kaip piešiančios, nu, žinot, tai atrodo, piešia mašinos taip gražiai žibintais. Čia pilnai automatinis režimas visiškai. Vat, aš naudoju visą laiką pagrindinį, nes čia leidžia bent jau kažką pasirinkti. Kas dar? Kokie dar yra režimai? Nu, čia grid yra, žinot, rodo tiesiog tokius rėmelius, kad būtų galima komponuoti vaizdą. Čia yra timeris, už 3 sekundžių veiks fotikas, už 10 išjungta. Čia nežinau, man atrodo, gal norėdami fotografuoti, sakykite cheese, smile. Va matot, norėdami nufotografuoti, sakykite cheese. O, geras, cheese, smile. Smile again. Jo, niekada nenaudojau. Ką dar galima pasakyti? LG. LG. Kimchi. Nieko savo. Taip, išjungiam čia. Viskas čia yra HDR funkcija. Iš tikrųjų, kaip realiai pagalvojus, tai dauguma nenaudojam. Ir bliksės visi režimai. Nu ir aišku, panorama, vaizdo sulėtinimas ir taip toliau.
Taip, dabar atsinaujino iki Android 6 versijos, o buvo, man atrodo, kai jeigu perkat, tai gaunate 5 versiją. Nepatiko, kad išjungimo mygtukas štai čia yra, o garso mygtukai yra štai čia. Tai va, reikia išjungti su šituo pirštu, bet ilgainiui įpratau, nors man būtų patogiau čia. Bet čia tikrai nėra labai didelis minusas. Dar čia jo kokie privalumai, žiūrėkite, atidarysiu dangtelį. Ai, dar minusas, kad visur plasmasė, žinokit, visas plasmasinis korpusas, atrodo, biški trinktelsi ir viskas sulūž. Štai kaip matote, dedasi kokia ten microSIM kortelė, plus įdėjau dar 302 GB microSD Lexaro tokia kortelė. Va, visa plasmasė, vidus atrodo tikrai gražiai, baterija 3000 neužtenka, laiko nuo kokių 8 ryto, tarkim, jeigu jungiam iki 6 gal vakaro. O kaip minėjau, tą, kurią pirkau 6000 ten su kažkiek, 6500 laiko žymiai ilgiau. Taip, kas čia dar? Čia yra dar NFC renginys, va čia įmontuotas, nežinau, tik kuris čia iš jų NFC, ne, taisyklingai tariamas, ar kaip ten. Ir... Ne, nežinau, kur NFC. Čia gali būti, ne? Bet čia yra wireless ir, žodžiu, jisai turi tą funkciją, tą belaidžio krovimo funkciją. Tai čia yra. O NFC, nežinau, kur NFC antena yra. Kur gali būti? Kažkur. Taip, tai jeigu perkate papildomą bateriją, vat kaip aš praeitam video, tai jūs prarandate čia turbūt belaidžio krovimo antena. Ko gero. Gerai, pakuojam atgal. Taip, dar jūs čia rasite. Dar labai įdomu, kad jisai ryškumą suvedinėja lazerio pagalba. Va čia kaip, jeigu kažką, nežinau, ar šiais parodyti, jeigu kažką fotkinat, filmuojat, čia dega toksai lazeris ir jisai fokusuoja, va. Va, matot, šviečia. Tai čia jo yra toks pliusas. Taip pat, čia aišku blykstė. Oi. Taip, išjungiam. Taip, dabar nežinau, va jeigu jūs domina yra, sakau, ne telefono žvalgininkas, man šitas negalėčiau tiksliai apžvelgti viską, va to galite pasižiūrėti. Šešimt 4, lyg tai neblogai, ar ne? Gerai, dar einam, žinot, kur einam mes. Einam į ant tų. Na, pakentėkit, aš pasitengsiu tą video kažkaip pagreitinti. Prieiga prie renginio vietos. Gerai, leisiu. Šis viskas čia. Minės leisti. Bet aš manau, kai atsirado, tai visokių leidimų tam yra instaltas. Ok. Kas čia buvo, šiam 4? Ai, ne tas atsiūstas. O, košmaras, galiu bus greičiau. Nevelnio. Man patinka greitai dirba, žiūrėkite. Čia sunčias, aišku. Ne, atrodo. Bet sakau, prieš tai turėjau 2 GB RAM, tai tokia Xperia Z, tai ten buvo ir kamera prasta, ir greitas tas. Na, kažką pasisinčiau už kitą versiją. Davai test. Taip, man atrodo, laikyti. Loading, man gerai loading. O, nemačiau šitą niekada. Striginė kažką. Nežinau, šitą nesu nepadalijęs.
Nučiupinėtas tas. Nučiupinėtas visas. Įdomu, jeigu ilgiau kalbėčiau. Nučiupinėtas. Jei kalbėčiau sulėtintai, ar veiktų normaliai? Nučiupinėtas telefonas. Davai, greičiau. Kiek tenka nufilmuoti krūvos video, po to dar 3 valandas sėdėti. Dėl 4 minučių, taip. Greičiau, come on. Biški dulkių prisirinko, bet tai nieko. Galima nuvalyti. Su dichlofosu. Davai. O, paskutinis. Paskutinis traukinys. Va. O, kažką parodė, pasižiūrim, score 53 000, normaliai, bet kiti surinko žymiai daugiau. Kas čia bus? Va, žiūrėkit, kur čia žiūrėti, ramai. Ranking, pasižiūrim ranking, žiūrėkite. Kur mūsų šitas grožis, kelintoj vietoj, nematau nieko. Meizu, o pirmoje vietoje Huawei Mate. Ar Huawei. O, mano 13 vietoje, geras. Pačioj geriausioje vietoje, 13 vietoje, 5716. 3D, bla, čia ką, rodo taškus, žiūrėkite. Ramai, 4000 kažkokio vietų čia gal. Taip, dabar aš dar norėjau, info, kai čia info bus. Info, va matote, žiūrėkite štai. Kažkokia informacija apie procesorių LG. Taip, 64 bitų, 6 Android versija, kaip ir sakiau, Marshmallow ir kažkaip vadinasi. Tai procesorius, va čia kažkoks Neon, Adreno 418. Kas čia? Turbūt. Ai, čia storage, jo, tai yra 32 GB yra vidinės atminties, čia bus System Storage. Ten 2 + 16, nieko nesuprantu, ramai. Nu, ramai 3. Internal Storage ir System Storage. Nežinau. Žodžiu, yra, taip, įdėta SD kortelė dabar, o dar turi atminties vidinės, tai irgi 300 GB. Nu, čia turbūt viena iš jų. Taip, va matote, čia viskas, kas yra. Adreno, tai čia turbūt kažkoks tai spartintuvas ar kas čia, ne? Gerai, einam Geekbench pažiūrėti. Accept by using Geekbench Android 6, va, štai Adreno CPU, ne GPU. 144 GHz, nu? Qualcomm Snapdragon Run Benchmarks. Jungiam. Čia kam įdomu, ką rodo. Nors aišku, aš nesu, kaip sakiau, telefoną ten kažkoks tai žinovas. Man svarbu fotkina geriau nei vidutiniškai ir plus, kad nestabdo. Tai 3 GB RAM man tikrai gerai. Žinokit, tikrai gerai nestabdo šitas telefonas. Minusas baterija. Ir aišku, kad plasmasė čia. O, šitas praeina greitai. Taip, pabaiga. Link results. Encountered in our communication with Geekbench browser. Vėl kažkas nesuveikia. Ok, nesvarbu, jūs matėt, žiūrėkit, štai čia rodo. Baterija čia kaip ir gera ir taip toliau ir panašiai. Tai aš nežinau, aš jums čia pagrindinius parodžiau, kaip veikia, va, štai galit pažiūrėti, kaip kraunasi. Man palyginus tai greitai. Reklamos aš šiandien užsakinėjau, matote. 1.2 greičiau užsikrauna, tarkim L-rytas. Irgi 1.2. O, kaip tik apie alkotesterių, žiūrėkit. Kokį pirtiką neprajokintom policijos. Man atrodo, aš su to alkotesteriu, kurį jums rodžiau, tai galiu ir truputį jūs prajuokinti. Taip, ir BBC, tarkim, nes šiaip labai sunki programėlė šitą. Opa, nu, davai, super, praėjau. Gerai, tai ką aš žinau. Taigi, gale video įdėsiu nuotraukas iš šito telefono. Ir dar įkelsiu atskirą video su pavyzdžiais iš šito telefono filmavimo su 4K formatu. Tai va, nežinau, jūs
Žiūrėkit, užduokit klausimus, į kas neaišku, bandysiu kažką atsakyti. Iki visiems.